Sveiki visi! Ar kada nors teko susimastyti apie tokią dieną, kai atrodo, kad viskas, ko tik imatės, tiesiog privalo pavykti? Na, šiandien kaip tik ir pasigilinsime į tokią dieną. Dieną, kai visoms svajonėms uždegama ryški žalia šviesa. Taigi nerkime į Akšaja Tritija paslaptis kartu. Tik pagalvokime. Diena be jokių kliūčių, be jokio delsimo, kai geros intencijos ir teigiami veiksmai akimirksniu gauna kosminį patvirtinimą. Štai būtent ši mintis ir yra visos mūsų temos širdis. Ir žinote, tai nėra tik kažkokia teorija. Tai labai konkreti data, kurią vertėtų pasižymėti savo kalendoriuose. 2026 balandžio 19, sekmadienis. Ir kas svarbiausia, ši ypatinga energija ne tik truks visą dieną, bet tęsis ir per naktį iki pat balandžio 20 ryto. Tai beveik 24 valandų galimybių langą. Gerai, tai kasgi slepiasi už šio, galbūt šiek tiek egzotiškai skambančio pavadinimo? Išsiaiškinkime, kodėl ši diena laikoma tokia galinga ir kągi tai reiškia kiekvienam iš mūsų. Iš tiesų, viskas gana paprasta, kai išskaidame. Akšaja reiškia amžinumą, tai kas niekada nesibaigia, o Tritija – tai tiesiog trečioji mėnulio diena. Astrologiškai kalbant, tai reiškia, kad Saulė ir Mėnulis, du svarbiausi dangaus šviesuliai, tą dieną pasiekia savo galios viršūnę ir veikia išvien, sukurdami tiesiog tobulą harmoniją. Ir štai čia yra pats esminis dalykas. Būtent dėl tos dangaus kūno harmonijos bet kokia teigiama energija, bet koks geras darbas ar nauja pradžia gauna tiesiog neįtikėtiną augino impulsą. Tai ne šiaip viltis, kad galbūt pasiseks. Tai astrologiškai laikoma kone kosminė garantija sėkmingam startui. Šis palyginimas, man atrodo, tiesiog nuostabiai viską iliustruoja. Ta diena pradedama ne šiaip kažkas naujo. Tai daroma pačiomis palankiausiomis įmanomomis sąlygomis, kurios tiesiog užtikrina ilgalaikį augimą ir sėkmę. Gerai, teorija aiški. Bet kaip praktiškai pasinaudoti šią dieną? Dabar pereikime prie konkrečių, labai paprastų veiksmų, kurie padės, taip sakant, įžeminti šią galingą energiją. Viską galima suskirstyti į 3 labai paprastus etapus. Pirma, aiškiai suformuluoti, ką norime pasiekti. Antra, sukurti tam tinkamą fizinę ir energetinę erdvę. Ir galiausiai paleisti gausos ratą per dosnumą. Taigi, pirmas žingsnis – veiksmas. Kai užrašome tikslus esamuoju laiku, pavyzdžiui, ne aš norėčiau, o aš sėkmingai vystau savo verslą, jau programuojame realiją. Simbolinis pirkinys, galbūt naujas augalas darbo stalui ar koks nors įrankis hobiui, jis veikia kaip fizinis ketinimo įtvirtinimas, o svarbi sutarties pasirašymas ar projekto startas šią dieną suteikia jam ilgalaikį sėkmės užtaisą. Juk energija juda ten, kur yra vietos. Netvarka tiesiog blokuoja naujų galimybių atėjimą, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Sutvarkus darbo stalą ar virtuvę, simboliškai atveriamos duris finansiniai gausai. O grindų plovimas su druska – tai senas, bet patikėkite labai galingas ritualas skirtas energetiškai išvalyti erdvę nuo visko, kas sena ir nereikalinga. O dabar trečiasis ir galbūt pats svarbiausias principas. Šią dieną dosnumas yra ne tiesiog gražus gestas, tai galingiausia įmanoma investicija. Tai, ką paleidžiama į pasaulį, grįžta su kaupu. Tai gali būti auka labdarai, pagalba kaimynui ar tiesiog vaišys kolegui. Svarbu ne dydis, o ketinimas. O svarbiausia iš viso – dėkingumas. Prieš prašant daugiau, tiesiog skirkime akimirką ir nuoširdžiai padėkokime už tai, kas jau yra mūsų gyvenime. Dėkingumas atveria duris dar didesniai gausai. Kadangi šią dieną dauginasi absoliučiai viskas, tiek gera, tiek bloga, labai svarbu sąmoningai pasirinkti savo būseną ir veiksmus. Tad pažiūrėkime, kaip tai padaryti teisingai. Taigi, šią dieną visas dėmesys turėtų būti sutelktas į vidinį džiaugsmą ir lengvumą. Jie veikia kaip magnetas sėkmei. Pyktis ir konfliktai taip pat linkę daugintis, todėl jų reikėtų sąmoningai vengti. Taip pat labai patariama nesiskolinti pinigų ar daiktų, kad neprogramuotume trūkumo ir skolų augimo savo ateityje. Ir tai yra ko gero svarbiausia taisyklė iš visų. Akšaja Tritija – tai nesunkus darbas ir įtampa, o pasitikėjimo visatos dosnumo šventė. Vidinė būsena yra svarbesnė už bet kokį ritualą. Jausmas yra galingiausia malda. Na ir galiausiai, pereikime prie pat galingiausio įrankio – žodžių.
Šią dieną jie turi ypatingą galią įsitvirtinti pasąmonėje ir, žinoma, materializuotis. Priklausomai nuo to, kas šiuo metu gyvenime aktualiausia, galima pasirinkti afirmacijas. Galbūt siekiama karjeros šuolio, o gal vidinės transformacijos ar santykių harmonizavimo. Svarbiausia, kad pasirinkti žodžiai rezonuotų ir atlieptų tikriuosius širdies troškimus. Tačiau jei reikėtų pasirinkti vienintelę, tai būtų ši. Ji apima viską – amžiną sėkmę, neišsenkančią laimę ir lengvą ketinimo realizaciją. Tai yra tarsi visos Akšaja Tritija dienos esmė, sutalpinta į vieną sakinį. Kad žodžiai veiktų, neužtenka juos tik pasakyti. Ištarkime juos garsiai, žiūrėdami savo į akis veidrodyje. Ir ne tik ištarkime, bet ir pajuskime emociją, koks jausmas, kai tai jau yra realybė. Leiskime tam jausmui užpildyti visą kūną. O ranka užrašytas žodis šią dieną turi ypatingą svorį. Jis tampa materialų ketinimo simboliu, tarsi sutartimi su visata. Taigi, artėjant šiai ypatingai dienai, klausimas lieka atviras. Apie ką svajojama, kad augtų ir klestėtų amžinai? Vertėtų skirti laiko apmąstymams, nes tinkamai pasodinta sėkla šią dieną gali pakeisti viską.